Dovanoti pinigus rūpestis ar vaizduotės trūkumas. Esame kalėdų šurmulio laikotarpyje ir vienas iš pagrindinių šito šurmulio kaltininkų yra tai, jog mes turim nupirkti dovanas ir turime gauti dovanas, mes dovanosim patys ir laukime dovanų. Dovanoti yra labai žmogiškas dalykas. Pavyzdžiui, prekiauti, vykdyti transakcijas dabar jau puikiai sugeba robotai. Tarkime, kai vyksta akcijų prekyba, daug dažniau akcijas pardavinėja ir perka robotai, tai yra tam tikros robotizuotos automatinės programos, negu žmonės. Tuo tarpu dovanodami mes atliekame grynai žmogišką veiksmą. Šios diskusijos tema, kaip šitas veiksmas pasikeičia, kai tai įeina pinigai, kai mes dovanojame arba gauname pinigus. Ką tai reiškia? Ar kad žmogus kaip tik mumis labai rūpinasi, nes kaip jaunam žmogui, kaip studentui gauti pinigų yra labai naudingas dalykas. Atrodo, kad jų trūksta visiems dalykam, tu dar tik pradedi savo gyvenimą. Kita vertus, tai galbūt gali rodyti ir tai, kad žmogus, kuris tau dovanoja pinigus, nepasitiki tuo, kaip gerai tave pažįsta. Galbūt jis nepažįsta tavęs, nežino, ką tau padovanoti, bijo padovanoti tai, ką mano, kad yra labiausiai reikalinga. Šiom temomis mes šį vakarą kalbėsime su svečiais, kuriais jau pradėjom gerą pokalbį Vilniaus miesto valdymo temomis ir enciklikų temomis. Tai yra kunigas Pranciškus Ksaveras, jėzuitas iš Antakalnio. Joanitas. Garbė, bet Joanitas. Joanitai yra vienuoliai, panašus į dominikonus, bet kitokie. Įkurti dominikoną. Įkurti dominikoną. Ir taip pat daktarė, ekonomikos daktarė Vilniaus universiteto dėstytoja ir Vilniaus miesto savivaldybės narė Aušra Maldeikienė. Ir šiandieną mes kalbėsime šitaip iš pat pradžių. Diskusijos tema pakalbėjusi kiekvienas iš mūsų svečių. Tai kunigas Pranciškus Ksaveras, Joanitas ir daktarė Aušra Maldeikienė. O po to kviesime visus įsijungti į pokalbį ir pasakyti, o ką jūs galvojate, užduoti klausimą diskusijos svečiam. Ir šitaip mes praleisime visą artimiausią valandą. Primenu, kad visą tą laiką jūs galite užsisakyti ko nors prie baro tenai man kairėje, o jums dešinėje. Ir kad šią diskusiją organizuoja Vilniaus akademinė sielovada ir studentai ateitininkai. Nieko nelaukdamas, perduodu žodį kunigui Pranciškui Ksaverui. Taigi, trumpai išreiškiant savo nuomonę apie jūsų pasirinktą temą. Aš sakyčiau, nors aš noriu ir vieną ir kitą aspektą aptarti, tačiau man atrodo, kad tas pirmas ir pagrindinis aspektas. Aš pritariu minčiai, kad dovanojant dovanas, yra tam ir dovanojant pinigus, per kalėdas ypač, yra tam tikras vaizduotės trūkumas. Dėl to, kad aš manau, gražioje dovanoje yra daug daugiau negu dovanos piniginė vertė. Galėtumėm įsivaizduoti kalėdas kaip bankinį įvykį. Tada po kalėdų dieną kiekvienas žiūrėtų savo sąskaitą, matytų visus pinigus, kuriuos jis skiria kitiems, matytų, iš kur ateina pinigus. Ir galima įsivaizduoti, kad vakarą jis turi tiek pat kaip rytą, nieko neįvyko. Yra tikrai daugiau dovanoje. Amerikietis Gary Chapmanas yra kalbėjęs apie dovaną kaip viena iš 5 pagrindinių meilės kalbų. Ir aš manyčiau, kad per kalėdas kaip tik reikia būtinai atrasti kokybiškos dovanos kultūrą ar meną gražiai dovanoti. Galima, jeigu galvojame apie dovaną, suvokti, kad dovanoti tai tam tikra bendravimo priemonė. Kaip praleisti gerą laiką kartu, kaip maloniai kalbėtis, kaip apsikabinti, kaip dovanoji, bendrauji kaip nors su kituo. Ir ypatinga tai, kad kažkas jam lieka. Jis
grįžti namie su kažkuo iš tavęs. Ir kažko nebeturėsi. Tai kitas būdas prisiminti kitą. Ir galima pridėti, kad tame, kuris duoda dovana, reiškia, kad santykis svarbesnis už turtą, kad meilė stipresnė už jame, už prisirišimą prie šio turto. Ir tam, kuris gauna, jis gali patirti kito žmogaus dosnumą ir jo dėmesio simboliką. Nes tas žmogus pagalvojo apie jį, pasirinkdamas dovaną. Taigi galima iš to padaryti išvadą, kad bent 2 ar 3 savybės apibūdina dovana, ji pritaikyta ar taikli. Davėjas ieškojo, kas tau tinka, pagalvokime apie drabužį, apie juvelyrą, kas tau patiks, kas tau eis į širdį, ko tau trūksta, ko tau reikia. Ir visas tas savybės dar išryškina netikėtumas. Jeigu tai yra surprizas, ar ne, dar žmogaus subtilumas yra dar juntamesnis. Jis įsijautė į tave, ieškodamas geros dovanos. Ir dar kita savybė, ji išreiškia dosnumą. Ir dosnumas yra dorybė, taigi aukso vidurys tarp kraštutinumų. Ji neturi būti šykšti, neturi būti irgi perdėta. Perdėta dovana gali sukelti tam tikrą nejaukumą, tu darai kitą skolingą tam tikrą prasme, arba tu parodai savo turtą, kad tau lengva duoti tokią dovaną ir gal kitam negalima, taigi jis kaip jis jausis. Tačiau vis dėlto pritariu, kad pinigai gali būti dovana ir gali būti tikra dovana, kada, pavyzdžiui, kada nuolankiai nežinai, kas patiktų kitam ir, dovanodamas pinigų, tu vis dėlto jam rodai dėmesio. Nežinau, įmonėje, jeigu švenčių proga įmonės vadas ką nors duoda savo darbininkams, jis žino, kad tai jam padės ir dovanoti dovanų vaikams. Tai irgi labai graži intencija. Tai taip pat reikalinga, jeigu žmogui reikia, jeigu žmogus stokoja, gal tada duoti nenaudingą dovaną gali būti tikrai nepritaikyta. Jam reikia paprasčiausiai mokėti už sąskaitas. Ir tai yra irgi kalėdų tema. Ir kodėl ne per kalėdas kaip tik suvokti, kam reikia piniginės pagalbos. Pavyzdžiui, parapijose buvo rinkliava už karitą, kaip tik tai padėti žmonėms, kurie stokoja tikrai. Žinoma, yra pavojus, kad pinigai pakeis santykį, kad kitas gali tapti brangus kitam dėl to, kad tu turi labiau negu dėmesys, meilė ar išradingumas, ieškant gražiausios dovanos. Pagaliau aš norėčiau ir kalbėti ir tikėjimo požiūriu, kodėl dovanojame dovanas per kalėdas, kodėl vieni kitiems duodame dovanų. Man labai patinka Jono Pauliaus antrojo mintis, kai jis pasakė, kad Kristus yra tas, kuris dovanoja
dovanoja Dievą žmogui ir dovanoja žmonas Dievui. Jis ir jo dovana, Jėzaus dovana Betliejuje, turi ir gražus dovanos savybės, ta prasme, kad Dievas ne tik atpirko žmogų, bet ir surado taikliausią dovaną, pritaikytą dovaną, kuri išreikštų Dievo švelnumą žmogui, kuris parodytų, kad Dievas pažįsta žmogaus širdį jau seniai ir ilgai jis stebėjo ir surado kelią į jo širdį. Kaip grąžinti Dievą žmogui, kuris sukūrė savo Dievo iškreiptą įvaizdį ir kad jį iš naujo galėtų jį garbinti ir mylėti. Ir taip pat jis duoda žmones Dievui, atverdamas žmonių širdis, Dievas tėvas gali atgauti žmogų. Ir šioje dovanoje yra irgi netikėtumo savybė. Tai netikėtas dalykas visiškai, kad Dievas pasidarytų kūdikėliu. Ir tokiu būdu jis apstulbina žmogų, kaip sako Jonas Paulius II, jis net sako, jį sugėdindamas, rodydamas, kad visos jo piktos mintys apie Dievą buvo neteisingos. Ačiū. Klausydami jūs negalėjot negirdėti, kaip puikiai galima išmokti lietuvių kalbą, atvykus jau būnant pilnai suaugusiu žmogumi gyventi Lietuvą. Kunigas Pranciškus Ksaveras Lietuvoje iš viso sudėjus per 2 kartus gyveno 9,5 metų. Per 3 kartus. Taip. Reiškia, yra vilties nuvažiuoti į kitą šalį ir puikiai išmokti jos kalbą, net jeigu jinai yra tokia sudėtinga kaip lietuvių. Aušra Maldeikienė savo tinklaraštėje, kuriame rašo daugiausiai politinėmis ir administracinėmis miesto valdymo temomis, prieš kokį porą savaičių įdėjo įrašą, kuriame pasakojo, kaip jinai džiaugiasi, jog Kalėdos yra dovanų metas ir nepritarė tiem, kurie piktinas, kad Kalėdos yra tik dovanų metas arba pirmiausiai dovanų metas. Ir ten pasakojo skaitytojams, kaip mėgsta rinkti dovanas. Dėl to aš įtariu, kad jinai kalbėdama greičiausiai sakys, jog dovanoti pinigus yra nelabai gerai, o daug geriau yra rūpestingai išrinkti, ar ne? Galbūt aš vis dėlto, man tiesiog labai giliai nepriimtina ir tokia nauja mada, atėjusi kovoti su vartotojiškumu. Čia dabar visi kovoja su vartotojiškumu ir po to dalina mano supratimo absoliučiai absurdinius patarimus, tam kaip tu ten turi sutaupyti, viską subalansuoti. Aš taip įsivaizduoju, kaip viską subalansuoja, gimsta, žino, kada mirs, viską padalina kiekvieną dieną. Žodžiu, manyčiau, kad tikinčiam žmogui tai yra vienas iš labiausiai nepriimtinų gyvenimo modelių. Aišku, kaip ekonomistė ir kaip žmogus rašantis knygas ir dabar vieną kartoju, 3 leidimą, o kitą naują rašau apie asmeninius finansus, tai lyg ir, taip neturėčiau daryti. Bet iš tikrųjų taip neturėčiau daryti, bet kadangi esu ekonomistė ir manau, kad esu labai profesionalė, tai galiu pasakyti, tikrai nepulkite taupyti, jūs visiškai nežinot, kas atsitiks rytoj. Jūs visiškai nežinot, ar tikrai jums reikės tos pensijos, aš manau, kad reikia mąstyti kažkaip apie gyvenimą. Galima numirti tik laiko. Tarsi, aš ir į mirtį žiūriu labai džiugiai. Tai čia iš vis yra tik tai, man atrodo, 20 amžiaus antros pusės kultūra, kai žmonės nustoja kalbėti apie mirtį, tarsi jos nėra, ir kai jie nustoja kalbėti apie mirtį, iš tiesų gyvenimas pasidarė be galo nuobodus. Nes man asmeniškai viena įdomesnių temų. Pagalvot, kaip mirsiu, kas atsitiks, kaip palaidos, turiu labai smulkiai surašytą, kaip ką reikia su manim padaryti. Vat jūs juokėtės, bet iš tiesų labai, nes tikrai kartais nueini labai ne tą muziką groja, dėl to viską labai smulkiai parašiau, sudėjau, vaikai mano žino, ką reikia paleisti. Aš nors kartą gyvenime noriu turėti vakarą savo, taip? Tai iš tikrųjų, aš senai pastebėjau, kad kai aš niekur
juokauju, tai visi mane keistai žiūri. Tai šiuo atveju iš tikrųjų aš nekėjau rimtai. Kas yra iš tikrųjų adventas? Tai yra tiesiog laukimas, taip, ir tai yra džiugus laukimas. Mums kartais tas, kad ten negali labai linksmintis, ten negali būti vakarėlių, dar kažkoks, dar vis būtų tarsi kažkokia antra gavėnė mažesnio laipsnio. Bet tai yra visiškai ne gavėnė, tai yra tiesiog laukimas, kada Dievas padovanos atpirkėjus. Tai man atrodo, kad jeigu mes po to grįžtame į savo vaikystę, aš užaugau iš tikrųjų tokioje, religingoje šeimoje, tai man buvo gražios tos mano kalėdos, kūčios, lietuviam gal kūčios yra netgi. Aš vaikystėje tai kūčias įsivaizdavau tikrai šventelį, tada duoda dovanas ir ten. Mano mama dirbdavo labai ilgai, vaistinės sovietiniais laikais dirbdavo iki 10 vakaro, tai kol grįždavom 10:30, mes jau ten su tėveliu viską susiruošdavom. Eglutė visada puošdavo tą vakarą, buvo labai griežtos taisyklės, kaip viskas turi būti. Ir aš po to ilgai mąsčiau, ar aš prisimenu dovanas. Aš prisimenu žaisliukus ant eglutės, žiauriai gražių žaisliukų, tais laikais būdavo iš Kinijos atveždavo. Labai gražių visokiausių spalvotų, nežinau, kokiu tikslu sovietai, kurie nešventė kalėdų iš tiesų žaisliukų, mums atveždavo kalėdų, keistas atvejas. Ir, žodžiu, tos eglutės būdavo gražios ir dovanos būdavo. Tai aš savo gyvenimą, tai jau pakankamai ilgai dabar niekada nesu turėjusi kalėdų, kad nebūtų daug dovanų. Aš visada dovanoju gerokai daugiau, negu galėčiau sau leisti. Po to yra sausis vasaris ir sutvarkai tos rautus, čia nieko pinigais ypatingo. Niekada gyvenime nesu dovanojusi pinigų. Ar tiesiog, aš iš tikrųjų esu iš tų turbūt laimingų žmonių, aš niekada neskurdau ir niekada negyvenau pertekliuje. O kada tu nei skursti, nei gyveni pertekliuje, tiesiog normaliai gyvenau. Nuo vaikystės iki dabar, tai galbūt nėra to, aš žinau, kad ten sąskaitos kažkaip susimokės, gal tikrai tiesiog neturėjau tos gali būti ir laimės, ta prasme, nes tu turi visokių patirčių pamatyti, kada pinigai būtų tiek svarbus, kad jie taptų dovana. Aš tiesiog neturėjau tokio gyvenimo. Tai mano dovanos paprastai būna tokios, aš jas perku, aš jas perku kartais ir sausį. Šiemet tai nepirku, bet buvo tokių metų, kai sausį radau ir galvoju, čia jau bus labai gera kalėdinė dovana su. Tai aš iš tikrųjų mėgstu dovanas, visada turiu ilgą sąrašiuką su dovanom. Kartais gaunu dovanų, kurios mane labai nustebina. Ir galiu pasakyti, kad dovanoti dovanas yra lengviau negu priimti, man atrodo. Ir dar man atrodo, kad iš tikrųjų, netgi jeigu taip visai tą klausimą apie dovanas pasukti tuo kampu, kurioje tikriausiai reiktų mano supratimu žiūrėti gyvenimą. Mirtisgi iš tikrųjų irgi yra dovana, kiekgi čia gali gyventi. Jūs juokėtės, bet aš turiu mamytę, kuri jau 4 metai nežino, kas aš tokia. Ir aš galiu pasakyti, aš manau, kad ten jau yra dovana. Tai mes iš tikrųjų turėtumėm tą pasaulį įsivaizduoti tokį labai subalansuotą. Ne per daug džiugų ir nelabai linksmą. Arba tiesiog visą laiką džiugų. Džiugų net ir tada tais atvejais, kai įsivaizduojam liūdnus dalykus. Ir tada man atrodo, kad kai tu mąstai apie dovanas, tu turi pamastyti, kas stovi už dovanos. Pinigai irgi gali būti puikia dovana, jeigu tu mąstai apie intenciją, kas įdėta. Čia buvo gražiai pasakyta, kad jeigu tu, pavyzdžiui, dovanoji pinigus, aš dabar tokią laidą vedu ir matau tokio skurdo, kad aš tiesiog techniškai žinojau, bet aš neįsivaizdavau žmonės ten kaip jie ten gyvena. Tai iš tikrųjų, tai ten gali būti labai geras dalykas tie pinigai. O dar labiau čia paskutinė mintis, kurią noriu pasakyti, tai yra mokėjimas priimti dovanas. Iš tikrųjų, priimti dovanas yra sunkiau negu gauna. Kartais jautiesi nevertas, o kartais atrodo, kad gal ir išvis kažkaip ne taip dovanoja. Arba, pavyzdžiui, man iš tikrųjų yra labai sunki dovana, kurią aš gaunu kasdien, praktiškai visą laiką. Yra tokie žmonės, kurie rašo apie mane visokius pasidvilius ir ten labai nekenčia manęs. Ir jų yra daug. Ir aš pastebėjau, kad manęs tai visiškai nejaudina ir aš taip, kaip nuo žąsies vanduo, žinau, ten turbūt kokią tepalą turi. Aš netgi kartais bandau, aš jiems netgi kartais dėkinga, nes kartais retai, bet kartais pasitaiko, kada jų kritika yra pamatuota ir aš galvoju, gal tikrai neteisingai padariau. Dieve, ką dabar čia su juo daryti? Ir pradedu jaustis kalta, ir pradedu net jaustis kalta, kad gal jam nesiseka, o gal ten kažkas. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad dovanas yra vienas gilesnių mūsų gyvenimo dalykų. Aš gal taip
nebūčiau labai čia mąsčius, jeigu nebūčiau, mane tie pinigai kažkaip biškį nustebino. Bet paskui, kai apie pačią dovaną mąsčiau, tai aš pagalvojau, kad dovanas yra labai apie mūsų gyvenimą. Mums padovanoja gyvenimą, po to mums leidžia gyventi. Po to mums dovanoja mirti. Aš labai siūlau jums pradėti galvoti apie mirtį jūsų amžiuje, todėl kad jūs tiesiog galite ją labai ramiai mąstyti ir jūsų gyvenimas turės kitą prasmę. Ir jeigu tu viską suvoki kaip dovaną, tai kartais jos būna skaudžios, kartais džiugios. Kas iš jūsų čia sėdinčių esate kada nors gavę dovaną pinigų? O jūs negavote niekada? Vadinasi, aš viena. Jūs negavote? O kas? Aš manau, kad visus pinigus, kuriuos man moka, aš užsidirbu. Dabar tos, kuriuos gaunu. Vienintelis žmogus, kuriam aš kartais ateinu ir pasakau, arba tiksliau kiek daug sakydavau, tu mane myli, man vyras sakydavau, kiek tau duoti. Čia kai man reikėdavo sąskaitą. Iš pradžių kažkaip įsisikirto. Tai čia kiek, sako, su ironija, čia be piktumo, bet čia nedovana, čia tiesiog sąskaita. O kiek iš jūsų esat gavę pinigus būtent kalėdom? Kada nors? Ir laikas ir jums prisijungti diskusiją ir kas turi klausimą, pastebėjimą ar kokį nors pasidalinimą, metas pakelt ranką. Čia valdymai klausimas. Jūs labai prieš dovanas, prieš pinigus kaip dovanas. Ne, aš ne prieš, aš tiesiog sakau, kad... Ne, bet tiesiog kalėdom, bet kaip tada yra su kitom šventėm? Tarkim, gimtadieniai, kai visai nežinai, tarkim, gimtadienis yra po mėnesio nuo kalėdų jau nežinai, ką tau dovanot, arba kokias nors vestuvės, kur dažniausiai žmonės dovanoja pinigus. Žinot, kai aš tekėjau, tas buvo labai senai, man buvo 19 metų, tai būdavau jaunesnė negu jūs visi čia esantis. Ir tais laikais niekas nedovanodavo pinigų vestuvėm. Ir mes su vyru gavome 3 paveikslus. Ir taip, ir jie yra dabar pas mus. Ir iš tikrųjų tai yra dabar jau garsių dailininkų paveikslai. Ir jie iš tikrųjų dabar turi vertę. Man atrodo, kad vestuvės... Ar iš tikrųjų žmogui reikia tokių didelių vestuvių, kad jam turėtų sunešti pinigus? Žinot, jeigu aš viskas labai retai vaikšto vestuvės. Mano sūnus, jie susitokė taip ir pasakė, kad jiems tų vestuvių nereikia. Ir jie turi normalės, tvarkingas, geras šeimas. Suprantat, kai tu vestuvėse, aš įsivaizduoju, koks mano būtų jausmas, aš tikrai nedariau to. Aš nunešu vestuvės, aš tarsi susimokėčiau už tai, ką man davė valgyti. Tai gal tada neduokite, ar kad čia kas nors badauja? Iš tikrųjų mesgi nebadaujame. Vestuvės tai tiesiog yra džiugus laiko leidimas. Tai aš iš tikrųjų manyčiau, jaunai šeimai galima padovanoti ko nors geresnio. Bet aš dar kartą sakau, aš turiu didelę Dievo dovaną ir privilegiją niekada nebūtų buvus labai turtinga, kada pasidaro jau statuso reikalai. Tai tikrai niekada neskurdau. Tai tiesiog aš užaugau aplinkoj, kur paveikslai, knygos, muzika buvo dovana. Tai nežinau, man, pavyzdžiui, jeigu padovanotų vestuvėm kokią nors fantastišką ten operą, kokią gerą įrašą, tai aš visą gyvenimą galėčiau klausytis ir prisiminti. Vestuvės, kurios buvo gal sėkmingos ar nesėkmingos, niekadagi nežinai, ko baigėsi. Po 36 metų aš galiu pasakyti, kad nieko. Kol kas. Ne, dabar jau galėčiau, kaip besibaigtų, tai buvo tvarka. Aš susidorojau. Aš turiu klausimą abiem mūsų svečiam. Jūs abudu vienaip ar kitaip palietėte skurdo temą. Kad vis tik yra žmonių, kurie labai skurdžiai gyvena ir kuriem pinigai iš tiesų gali tapti dovana ir labai svarbia dovana vieną ar kitą dalyką padaryti. Čia mes esantis šitoj kavinėje, šitam bare šį vakarą, greičiausiai nesam tie žmonės, bet pavyzdžiui, galbūt tokių žmonių tikrai yra. Ir ar kalėdos yra ta proga, kai mums reikėtų, pavyzdžiui, čia esantiem padovanoti dalį to, ką turime jiems. Ką jūs apie tai manot ir jeigu tai padaryti, tai kaip padaryti būtų tinkamiausia jūsų nuomonė tiesiog?
Aš manyčiau, kad tai į kalėdų temą apie tai pagalvoti, Jėzus teikėsi apsilankyti kaip skurdžiose aplinkybėse tarp žmonių. Aš manyčiau, kad tai yra viena iš tų temų, iš adventų temų, suvokti, kam reikia pagalbos, kam reikia rodyti dėmesio, meilės. Tai va, žinoma, per kalėdas, pačią kalėdų dieną galvojame apie tą, apie artimus žmonės, tai yra šeimos šventė. Tačiau, sakyčiau, kad tai galėtų būti, ir net, sakyčiau, turėtų būti viena tema adventų metu. Na, aš nežinau. Vėlgi, aš turiu privilegiją būti nejauna, taip. Priešingai negu įsivaizduojama, jauni žmonės turi daug visokiausių gyvenime tikslų. Tu turi mokytis, po to gal ten kūrėsi šeima, ten atsiranda vaikai, auga dar kažkas. Bet vieną dieną tu staiga supranti, kad tu esi senas. Aš ačiū Dievui irgi tapau mama jauna, tai mano vaikai yra labai didelė, aš turiu 36 metų sūnų. Ir galiu pasakyti dar tokį dalyką, kad kai man sukako kažkokį 10 metų, aš supratau, kad aš nieko kito nedarau, tik tai dovanoju. Aš tiesiog turiu privilegiją būti žmogus, kuris neturi savo kažkokio ypatingo gyvenimo. Aš kiekvieną dieną dovanoju. Aš atsikeliu iš ryto, tai ruošiuosi, jeigu man tinkisi ruošti paskaitą, kartais tinkisi. Tai aš pagalvoju, kaip aš atrodysiu nuėjus paskaitai nepasiruošus, tarsi neįvyniotų dovanų pridėti. Tai tada vėl ruošiuosi. Arba kai tinkiu, visada pagalvoju, tikriausia gal kam nors reikia, o aš čia nerimtai darbą darau. Tai tada mane tai įkvėpia daryti. Man kažkaip savo gėda, neįkvėpia savo gėda. Man tiesiog atrodo, kad gal šiaip reikia gyventi dovanojant. Tai sakau, kad aš tikrai nesu labai tas ekonomistas, kaip Lietuvoje įprasti ekonomistai, kurie iš tikrųjų net ne ekonomistai labai dažnai, jie yra ryšių su visuomenės specialistai. Lietuviai nuoširdžiai tiki, kad ryšių su visuomenės specialistas yra parko. Yra ekonomistas. Ir tai ekonomika kas yra? Jeigu taip rimtai pamastyti, tai yra mokslas apie tai, kaip dovanoti. Todėl, kad tu dovanoji savo įgūdžius arba savo gabumus, savo talentus. Taip Dievas pasakytų tai, ką tau davė, savo pašaukimą, jeigu tu jį atrandi. Jeigu neatrandi, tai tiesiog reikia ieškoti, nes tada blogai. Taip. Tada tu dovanoji. Tau už tai dovanoja, arba duoda pinigus kažkokius. Ir tada tu juos atiduodi kitiems, iš kurių tu perki viską nuo duonos iki rūbų, dar kažko. Iki knygų, ar dėl ko ten tavo gyvenime reikia. Tai mes iš tiesų gyvename šitame dovanų rate. Tu gali priimti tai kaip kančią savo darbo, gali priimti kaip dovaną, tu gali priimti savo ėjimą į parduotuvę kaip kančią ir ar kažkokias lankymus. O gali pamastyti apie žmonės, aš labai mėgstu pamastyti, kas, pavyzdžiui, užaugino krevetes, kurias aš valgau. Aš labai mėgstu rytų šalis ir ten ir gyvenau pakankamai ilgai ir tų žmonių labai džiugų santykį su tikrovė visokį labai dažnai. Patys džiugiausi katalikai, kuriuos savo gyvenime mačiau, gyveno Taivanėje, gretimoj bažnytėlėj, į kurią aš eidavau pusę metų į mišes, ir jie tokius užsikabindavo kryžius, pas mus popai tokių neturi. Ant pusės pilvo, jis iš ryto, jis sekmadienį eina į mišes, pasikai visas, ten nežinau, visus įmanomus rūbus, kryžius šviečia. Aš kaip pirmą kartą galvoju, kas čia, žiūriu, pusę bažnyčios tokios. O aš tokį klausimą, patikslinant tai, ką jūs šnekat. Yra daugybė studentų ir dalį jų aš ir asmeniškai pažįstu, kurie studijuoti yra kančia. Tai jei žmogus dirba tokį darbą, kuris jam yra kančia arba studijuoja kančią, tai ką jam tas daryti, ne? Kaip sakėt, tai yra bėda, bet o... Tai yra bėda ir ta bėda yra labai didelė. Reikia tą pačią dieną mesti. tą pačią dieną mesti ir reikia ieškoti savęs. Ta prasme, aš manyčiau, kad jeigu jūs čia atėjote, tai aš kalbu su tikinčiais žmonėmis. Aš tiesą pasakius, jau kuris laikas šneku su visais vienodai. Tarsi jie visi būtų tikintis, seniai nutariau nebežaisti jokio žaidimo. Nebeskirtau žmonių kaip į viršus. Aš žinau visiems, kad galvoju, kad nenormali, bet čia jų problemos ne man.
Tai iš tikrųjų, jeigu jūs esate tikintis, tai aš jums tiesiai galiu pasakyti labai paprastai. Tai jūs turite iš tiesų vieną vienintelį darbą – atpažinti, ką jums davė Dievas, padovanojo Dievas, kai jūs čia atėjote. Aš, pavyzdžiui, tiksliai ir aiškiai žinau, jis man sakė, tu turi mokyti. Ir man tai sekasi, man tai sukelia malonumą ir aš iš tikrųjų tai darau tikrai labai neblogai. Aš galiu pasakyti, visada pažįstu iš rezultato, aš turiu mokinių, kurie mane žavi, kuriuos aš labai myliu ir kurie už mane daug protingesni ir įdomesni. Ir visame pasaulyje rašo man laiškus. Reiškia, aš manau, kad man tai malonu daryti ir aš matau rezultatą. Šiaip kažkaip vat, su mokiniais mokykloje buvo labai gera. Mokykloje mokiau universitete 30 metų. O ar jūsų auditorijoje atpažįsta žmonės, kurie kenčia studijuoti? Pavyzdžiui, dėstat jam ekonometriją semestrą, aš gerai žinot, kad jie kentėjo. Aš atpažįstu žmonės, kuriems yra neįdomu arba kurie gimė nesuprasti ekonomikos. Čia iš tiesų yra labai retas dalykas, bet aš turėjau irgi gerą asmeninę patirtį. Aš 7 metus grojau smuiku. Aš klausą turiu labai sausau. Ką reiškia groti sausau smuiku? Nu, čia yra blogai. Man sakydavo, tu falšyvi. Aš falšyvi, nesuprantu, ko jūs iš manęs nori. Nu, aš mažutė buvau. Ir tai mane išmokė vienos pamokos. Aš šiaip mokyklą mokiausi tikrai, tai lengvai viskas buvo taip, viskas paprasta. Jeigu ne smuikas, aš tikėčiau, kad aš galiu išmokti viską. Smuikas mane išmokė, kad aš negaliu išmokti viską. Ir dėl to žinau, dalis mano studentų negali išmokti ekonomikos. Jeigu aš tokių neradau, nes aš žinau, kaip mokyti. Aš turiu sistemas. Bet jeigu vis dėlto aš matau, aš paprastai pasižiūriu į jo intencijas, kiek jisai stengiasi, čia irgi lengvai atpažįstama. Ir tada prašau įvertinimą. Ir nemanau, kad pasaulis yra padarytas iš kenčiančių žmonių. Dauguma žmonių yra normalūs. Daugiau žmonių yra nekenčiantis, nuobodžiaujantis. Tai jie iš tikrųjų, o su nuoboduliu tai kovoti iš tikrųjų, tai aš kartais, aš neprisimenu savęs tokioj būsenai, bet aš įsivaizduoju, kad taip gali būti. Tai kartais aš vis dėlto galvoju, tai čia lygiai taip pat, kaip nueiti į bažnyčią ir tekšti tam Dievui per veidą. Tai davei čia nuobodu viskas, čia man nepatinka. Tai gal iš tikrųjų reikia tiesiog, gal tiesiog reikia melstis daugiau. Aš nežinau, man tai atrodo, kad labai keistas klausimas. Ačiū. Dažnai, ypatingai čia centre, mes sutinkia tų žmonių, kurie prašo tepaliuko tepaliuko. Yra tokių žmonių, kurie nusėda ir ten sako, man reikia tepaliuko, arba čia pavalgyti, arba pinigų duoti. Ir tada tu supranti, kad kaip tu gali žmogui, nes tu matai tą patį žmogų atvažiavus į pirmą pusę, tu matai tą patį žmogų trečią pusę ir jis to paties tepaliuko prašo tavęs 2 metus. Ir tikrai labai gaila to žmogaus ir tu jam vis duodi ant to tepaliuko, bet ir supranti, kad per tuos 3 metus jis tik vieną tepaliuką užsipirko. Ir kaip dovanoti tam žmogui, koks turi santykis būti su tais žmonėm, kurie yra vargšai. Ar mes dovanodami jiems savo, pinigus, laiką, maistą, ar mes kaip tik jų neskatinam dar labiau prašyti, ar kaip tik čia yra toks mūsų nusižeminimas, nežinau, kad mes padedam, koks tas santykis turi būti, ar žmonių, kurie iš tikrųjų gali duoti visai sunkiai ir pirkti ant duonos, bet koks čia dovanojimo tipas reikalingas? Tai sudėtinga klausimą. Nes iš tiesų tai tarp asmeninis santykis, reikia įvertinti iš tiesų, ar tas žmogus yra tikras prašytojas, ir tada aš turiu būti tikras irgi. Ar jam, ar jis prašo dėl to, kad jam tikrai reikia, jis pakankamai rimtai stengiasi būti autonomiškas.
paslauga. Yra ir žmonės, kurie neįstengs gerai naudotis pinigais ir taip toliau, bet kuriems padėsi vis dėlto. Dėl kai kurių situacijų yra ir įstaigos, kurios yra specializuotos ir moka pateikti tinkamą paslaugą ir tikrai padėti žmogui. Nežinau, ką. Aš dažniausiai tuo nesigilindama, tepaliukų niekad neprašė. Balsučių prašo, jo kiekviausias tai buvo toks, atdariau namų duris Trakų gatvėje, toks vyras stovi, visiškai matosi gėriai iš vakaro klaikiai, nes matosi rytas, anksti 7. Sako, kad plukit ponė 5 skirtus mielų, aš prašau žodį, bet čia citata. Mane pakerėjo sąžiningumas. Aš įkišau ranką kišenę, tik suteikiausia radau, tos 5 turėjau, galiu neradau. Aš jam juos daviau, jisai taip į purvą krito ant kelių ir sakė, nu jūs mane išgelbėt. Čia turbūt yra kvailiausia istorija. Aš po to ilgai mąsčiau, ar aš padariau protingai ar ne. Mano reakcija buvo tokia, atsikabink nuo manęs. Tai nebuvo labai krikščioniška, vidinė reakcija. Tipo, greičiau, išsprendžiam problemą. Aš tikrai nepasakau, kad oi, aš ten sėdau, mąsčiau, nieko, aš norėjau greitai praeiti. Bet paskiau tas žmogus man labai krito, aš taip ir negaliu pasakyti, kokią aš iš to pamoką gavau, bet kažkokią gavau. Nes labai visą gyvenimą prisimenu. Gal dar nemoku pasakyti, kas atsitiko, bet kadangi prisimeni, reiškia buvo svarbu. Man atrodo, kad iš tikrųjų seniau aš būčiau turbūt pasakius, kad dažniau reikia duoti negu neduoti. Dabar vis dėlto dažniau pasakyčiau, kad labai svarbu intencija. Jeigu čia Vilniuje centre vaikšto ir amžinai prašinėja ten bandelės kokios, ir dar yra čia toks Vilniuonas vaikšnėtojas, visom kalbom tą bandelę moka paprašyti. Taip reikia identifikuoja, kokią kalbą ką kreiptis, nes ten visokie žmonės. Aš ir rusiškai girdėjau, ir net prancūziškai girdėjau prašant. Visom kalbom moka prašyti bandelę. Tai tikriausiai reikia neduoti, nes čia yra profesija. Bet yra kitas dalykas. Aš kažkada galvojau, kad man būtų labai įdomi tokia praktika, man būtų labai sudėtinga Lietuvoje tai padaryti. Atsistot gatvėje ir paprašyti žmonių pinigų. Nusižeminti, ko nors paprašyti duonos. Pabandyti, kas su tavim atsitinka, kai tu pakliuvi į situaciją, kurioje tu niekad nebuvai. Tu esi tikrai pažeminti. Mano situacija aš būčiau komiškai atrodyčiau, tiesa. Man turbūt greit duotų, bet... Žinote, aš pradėčiau, kad tiem, kurie nori išbandyti tą išmaldos prašymo gyvenimo netapdami benamiais Vilniaus centre, galite su pranciškonišku jaunimu, jeigu neklystu, kiekvieną vasarą eiti žygį Žemaitijoje. Ir jie eina, nepasiėmė jokio maisto ir jokių pinigų ir valgo tik tai tada 4 dienų žygyje, kai jiem duoda pakeilimai namai maistą. Reiškia, čia yra vienas iš labai nedaugelio tokių tikrųjų elgetavimo žygių Europoje. Ten keletas italų su jais eina, nes Italijoje net nėra tokių žygių. Bet aš visiems labai bijau, kad mano situacija būtų bloga. Taip, aš išeičiau ir jie žinotų. Ir aš tikriausiai gaučiau. Aš tą labai matau savo laidoj, kai mes paleidžiam žinomų žmonės su tais, jie gauna viską, skaitant telefonus. Tai čia toks... Taip, jau gavo vieną kartą ir telefoną, viena ten mūsų vienai vaikui reikėjo telefoną, ta mūsų žymi nuėjo, sakė, ten matos, nėra tų pinigų tai šeima. Telefonui sakė, visai nėra pinigų, kaimai padovanoja. Per televizorių parodė. Bet suprantat, aš vis dėlto manyčiau, kad ne, dovanojimas yra rimtesnis aktas negu gatvėje dalinti pinigus. O kiek tame yra moderniais laikais nusižeminimo prašytų pinigų, tai aš manau, kad kartais yra. Aš esu tikrai turėjus keletą patirčių, kai aš mačiau į bažnyčios žmonės, kurie priėjo ir drebančiam rankom sakė, man jūs galite, kaip nors padėti, ir tu matai ir iš dėkingumo po to, kai duodi, kad... Bet tas kažkaip labai pasijaučia. Net kreipia dėmesį, jie neprašo tą dalyką. Reikia į akis pažiūrėti. Šiaip žmonės akise pakavoti. Viskas su jais yra gerai. Ar turėjom dar publikos klausimą? Aš turiu. Daugiau nežinai, kada gali stikti, bet kam gali stikti. Aš, poniai, aš turiu klausimą. Kadangi jie akcentuoja savo tą amžių, aš turiu irgi
jau vyresnę tokią ir močiutę turėjau, kurią palaidojau prieš mėnesį. Ir visada jį kažkaip stengiasi irgi dovanoti dovanas, prisirašo sąrašą, ką dovanoti ir taip toliau, kaip ir jūs. Ir kartais aš gaunu tokias dovanas ir galvoju, kur aš dėsiu. Ir laukiu kitų kalėdų, kam ją padovanoti. Tai aš kartais galvoju, tu man duok tuos pinigus. Ir ta prasme atsiklis, nes iš tikrųjų, tai aš dabar ir klausimas, o kaip jūs su savo tom dovanom dovanojat sūnui ir kaip jis, ta prasme, taip negalvoja, kad, mama, kur aš dėsiu šitą dovaną? Aš ilgai dirbu. Aš labai gerai žinau, ką dovanot savo sūnui. Aš iš tikrųjų dirbu. Aš čia nesigiriu, man čia yra įdomu. Aš žinau, kokiu jie nori kaklaraiščių. Paprastai tai būna truputėlį brangesni, negu jie patys savo gali nusipirkti. Arba aš žinau, kokius kvepalus mėgsta vyras. Aš dirbu. Aš neperku dovanų, va taip, atėjau galvą ir nubėgau ir nupirkau. Aš už mąstu. Aš gal turiu sunkesnę situaciją. Aš niekada gyvenime neturėjau šeimoje moterų, nes brolis, sūnai, sūnėnas, visą laiką vieni vyrai, vyras, aplink vieni vyrai. Ir kai aš įgavau malčių, tai pradėjau labai nerimauti, nes galvojau, ką jam čia dovanoti. Tai bet paskui irgi sugalvojau, galima dovanoti tokius daiktus, kaip ten, pavyzdžiui, visada praverčia. Moteriškai dalis patvirtinkite, jeigu jau labai blogai čia pakalbėsiu, tai jau tada sakykite. Pavyzdžiui, nuėjimą pas kosmetologę gerą, kur jos pačios negalėtum dėl, žinau, įsivaizduoju techniškai jų galimybės, taip? Jaunesnis. Arba ten dabar labai madingas, kad šimet abiem marčiom nupirkau, kad pas jas ateis ir padėsiu jums sutvarkyti jų spintas. Čia yra, aišku, gal marazmas, kaip sutvarkyti spintas. Dabar madinga, taip? Visus rūbus sudėta, ištikina. Aš tai savo vieną kartą pirkau, man žiauriai patiko. 4 valandas rausinis spintas ten dirbo. Tai jos nežino, bet jos gaus, niekas nesakykite. Facebook'ose kur nors yra. Bet aš manau, aš patikrinu, aš tiesiog pažįstu žmonės, kurios ateisiu daug išnekėti ir aš manau, kad jos praleis gerą laiką, ar čia blogai aš ką manau. Tiesiog galbūt vis dėlto galvoti reikia. Čia nesupraskit, kad aš sakau, jūsų mama ir močiutė, tai va jos negalvoja ir padažinti. Ne, gal tiesiog, o gal jie tiesiog pas mane labai gerai išauklėti ir nieko man nesako. Bet iš kitos pusės aš galiu pasakyti jų, per visą savo gyvenimą aš nesu gavus dovanos, kuri man būtų nesuteikus džiaugsmų. Čia irgi yra toks dalykas. Tikrai visada. Visa mano šeima ir vaikai, viskas man padovano. Vaikai kažkada dovanodavo savo pieštus paveiksliukus, tai šitos labai mėgstu. Vienais metais jezuitai čia jos auklėjo, taip auklėjo, jezuitų gimnaziją baigė. Auklėjo ir aš dabar, tai jau man būna viskas nusiklosta ir gyventi yra sunku, tai aš įsitraukiu rekolekcijose sūnų rašytus laiškus, kurios gal ten ir su vadovavimu rašė. Buvo protingi žmonės, bet ten taip surašyta, kokia aš nuostabi paskaitau. Nors kažkas supranta. Aš norėjau paklausyti, čia susijęs to pačiu, bet gal galite tiesiog papasakoti, ką vyram dovanojat, nes kartais labai sunku galvoti. Ką dovanoju savo vyrams? Šiaip aš turiu vyrus, turiu galvoj vyrą ir sūnus, taip? Kurie vyrus, tuos, visus 3. Ir brolis, ten viskas labai lengva, yra knyginis, ir aš visada dovanoju knygas, ir jis man irgi dovanoju knygas, tai mums labai lengva. Mano vyrai visi yra truputį pižonai, tipo tokie. Jie gauna gerus kvepalus ir būna visko patenkinti. Kokius jie vartoja kvepalus, aš žinau. Jeigu nežinau pavadinimų, tai atpažįstu paruoščius. Iš tikrųjų, arba gerus kaklaraiščius. Tiesiog aš, sakau, tokie vyrai neįdomu. Sunkiau būna gal draugiam dovanoti. Tai tokia atveju galima dovanoti, pavyzdžiui, gražų daiktą, kas vadinasi, nueiname kartu į koncertą. Visada tai žinai, kokią muziką žmogus mėgsta. Ne, bet tai su moterim tai lengviau. Bet vyrai, tai vaikštai koncertus, ar ne? Šiaip jau vyrų kiekvienam turėtų būti didelis džiugesys nueit kartu su tavimi koncertą, ar ne? Aš taip įsivaizduoju. Reiks vyrui padovanoti. Tai pilna spinta pas jūsų vyro kvepalų ir kaklaraiščių. Kiekvienais metais tas pats. Ne tas pats. Bet žinot, aš galiu pasakyti,
kosmetiką galima dovanoti. Jie šiais laikais tokie. Nu. O dar sudėtingesnis klausimas, o ką dovanoti broliui vienuoliui? Ką jūs vieni kitiem dovanojat per kalėdas, jeigu... Tarp vienuolių. Tarp brolių. Iš tiesų mūsų problema yra, kad neturime asmeninių pinigų. Aš norėjau sakyti, kad jūs turite pinigų. Neturim. Dar daugiau... Techniškai neturėtume turėti... Brolis, kuris norėtų dovanoti, ką nors nupirkti kitam broliui, turėtų eiti pas vyresnįjį ar ne, paprašyti pinigų, kad dovanotų kitam, bet iš tiesų tokios kultūros neturim. Ir apskritai gal tai trūkumas, neturim šios įpročio. Aš nekalbu visų vienuolių vardu, aš žinau, pavyzdžiui, kad man atrodo, kad pas mūsų seserys eina kitaip. Tai va, bet pas mus iš tiesų arba tai graži intencija, raštelis ar panašiai, kad veiktų, tai ne mano patirtis. Aš esu dovanojus vienuolėms. Bet gauname dovanų nuo žmonių. Žmonės dovanoja kalėdų proga daug kojinių. Aš 12 metų dirbau jėzuitų gimnazijų mokytoja ir ten buvo tokia labai graži šventė. Kas nors mokytis bus jėzuitų? Niekas. Jėzuitai nevaikščiai tokius renginius. Nu jie tokie, ne? Jaunieji jėzuitai šiandien pagėmės paskelbti. Bet nieko po to išauga. Iš tikrųjų, pas jėzuitus mokykloje, bent jau Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Kauno ir Kauno, taip pat buvo labai graži tradicija, jinai vadinosi Angelų mėnuo. Tu gauni, prieš adventą, tu gauni prieš tas 4 savaites tokią dėžutę, mažutę dėžutę koridoriuje. Ir visi turi jau tą savo angelą. Toks net vienas iš kitą ištraukia ir jau per kūčių vakarą dovanėlės duoda, o visą mėnesį tu randi ten kokias nors, nežinau, ten riešutuką, šokoladėlį, mažutį saldainiuką savo dėžutėj, kokius nors vaikų laiškus, kokius nors, nu ir pats tu dedi. Ir vienais metais aš ištraukiau vieną iš vienuolių, ta prasme, jie irgi dalyvauja kapelioną, ištraukiau, labai kamavausi. Ir aš su juo pravedžiau keletą pašnekesių, tema apie gyvenimą valgykloje, jis net galbūt nelabai suprato, kokio tikslo, aš bandžiau tiesiog išdą. Ir po to užvedžiau, ir tuo metu buvo išėjęs tokia Dalai Lamos knyga, kuri man buvo labai įdomi. Dalai Lama rašė kartu, pamiršau, kaip netiksliai vadinasi, bet ten yra Dalai Lama kartu su katalikų. Vienuolis ir Lama. Taip, tikriausiai, žodžiu, kažkaip taip, žodžiu, jis ten su katalikų kunigų diskusijas vienė. Nu ir aš išaiškinau, kaip jis vertina Dalai Lamą. Jie, kaip sakė, nevertina, nu gerai vertina, arba niekaip. Dar kažkaip, žodžiu, aš po ilgų tyrinėjimų nutariau padovanoti. Juokėsi labai. Po to aš paklausiau, sakau, ar supratai, kodėl čia aš tas pardžiau? Ne, sakė, nesupratau, gal tu galvoji. Bet aš po to paklausiau, ar skaitai, sakė, skaičiau, sakau, ta prasme, nu gali. Bet jis atkreipė dėmesį, kad sakė, kai tu trečią kartą apie Dalai Lamą būtų. Sakau, bet turbūt nepagalvoju, kad religija keičia. Ne, sakė, bet niekaip negaliu, kad ko tu žmonės nori. Tai gal jūs pakalbėkit tiesiog su žmonėmis, kokiu jie dovanų nori. Galiu pasakyti, kad niekada nesu gavęs kaklarraščio. Žinot, nesugalvočiau ir jūs, nesugalvočiau. Mano vaizduotė su vienuoliais turbūt išsektų tame, kad aš tiesiog esu gyvenus vienuolyne kurį laiką, kai buvau visai mažutė vaikas. Ir ten gyveno 2 jauni kunigai. Ir dėl to aš turiu tokį labai sveiką santykį į jaunus kunigus, ypač jaunus. O dabar visi man jie jauni beveik pradeda daryti. Tai iš tikrųjų, nu visada galima dovanoti visokius gerus daiktus, kasgi aš sakau, pasaulyje egzistuoja menas. Bet ar sovietmečių vienuolynų nebuvo? Buvo, kur tavo supratimų gyveno vienuolės? Aš nežinau. Gyveno, mano tėvai pardavė pusę savo namo vienuolynui, ten gyveno 6 vienuolės, 2 jauni kunigai, kurios vienuolės prižiūrėdavo ir skųsdavo vyskupų, jeigu jie ten per vėlai grįždavo. Nu, visur turi priežiūrą ir tvarką. O mane tiesiog paliko, aš metus beveik tu gyvenau, nes tėvai išsikraustė į Vilnių. Nebuvo kur manęs dėti. Tai labai gražų gyvenimas. Aš iš tikrųjų labai gražų gyvenimą turėjau.
Tai nuo tada neturiu jokios tokios situacijos. Ta prasme, čia iš tikrųjų yra mitas apie sovietinį gyvenimą be bažnyčių. Jis buvo, jis tiesiog turėjo kainą kitokią. Mano atveju aš buvau mažutė visai, bet kaina buvo tokia, kad... Nes aš gyvenau Palangoj, tai yra tuo metu tai yra labai mažas miestas, ten 4-5 tūkstančiai gyventojų. Tai iš ryto prieš mokyklą mane nuvesdavo į mišias. Mišios būdavo lotyniškos, visiškai nesąmonė, bet paskui net mintinai mokėjau. Nesuprasdavau, bet ką. Paskiau, žodžiu, eidavau į mokyklą. Tai mokykloje būdavo, po to man jau pasakojo mokytoja, kad jinai kas savaitę turėdavo rašyti ataskaitas, kaip mane atvertinėjo iš religijos į ateizmą, ko pati netikėjo. Tai žmonės kitaip savo nebuvo. O šiaip tai buvo. Keisti buvo tenai. Aš turiu tokį klausimą, nes man atrodo dabar pagalba ir darbas su vaikais, kurie yra mums kursės, sakykime, pagalbos namuose gyvenantis. Tai toksai klausimas, ar pagalba pinigais yra geriausias būdas, ar vis tik jeigu, kai nežinai tiksliai, kaip gali padėti kitaip. Tai įdomu, kokie būtų alternatyvos tokios, kaip galima būtų padėti vaikui finansiškai. Kurias galima pakalbėti paaukoti tos rodos. Visada dovanokite save ir savo vaiką. Vienintelė iš tikrųjų rimta ir tikra dovana žmogui, kuris yra sužeistas, nesvarbu, vienišumo, senatvės, kurios nesugeba priimti. Daug senų žmonių iš tiesų per gyvenimą nesumokė. Kodėl aš čia taip truputį ironizuodama, nesiruošiu to kalbėti apie mirtį, jums sakiau. Jūs tiesiog turite išmokti priimti savo buvimą vienu. Mes visada esame vienas. Bet daug senų žmonių nemažai pažįstu, kurie nesugebėjo nieko iš savo gyvenimo išspausdinti, dabar sėdi ir verkia. Tai jiems irgi reikia save dovanokit laiką. Bet čia yra pati sunkiausia ir pati didžiausia dovana. Sakyčiau, ir paprašykite patarimo tų, kurie gyvena su tais vaikais. Kurie žinos, kas jiems bus brangu. Bet be abejo, tas asmeniškumas, tas, kad jūs aplankote ar panašiai, iš pusės. Ir dar vis dėlto pasakysiu vieną tendenciją esu pastebėjusi. Aš tiesiog, savo gyvenime, kai aš dabar to nedarau, tiesiog yra smarkiai perdedu darbų, bet aš apie 15 metų turėjau senus vienišus žmonės, kuriuos lankydavau. Iš bažnyčios nueidavau, lankydavau, kol numirdavau ir po to kokį kitą surasdavau vienišą senuką. Tai iš tikrųjų su jais yra lengva, jie paprastai labai nori pakalbėti, ten dar kažkas, o su vaikais atsitinka įvairiai. Ir labai dažnai vaikai gali būti, bet man visos tos, žinot, kur televizoriai renka ten dovanėles, ten dar kažką, tai aš keletą kartų mačiau dalykus, kurie man buvo labai nejaukus, kada tie vaikai vos nemėto tas dovanas, jie neišmokyti gauti dovanų, jie neišmokyti, o gal dovaną tai reiškia padėkoti. O jeigu vaikas jūs atiduodate ir jis nedėkoja, tai jis yra nepaprastai sužeistas. Jis yra, jam reikia labai rimtos dvasinės paramos. Ir tada jau nepadės, tai jūs ten kokiais kompiuteriais ten, net jeigu galit savo tai leisti. Neatsikreipkite, nes tada tikrai bus. O tada aš bijau bus nedovanau kažkas priešingai. Aš nežinau, aš tokį turiu jausmą, gal aš klystu. Aš taip bijau, aš mačiau tas visus maišus dovanų, esu bandžius ir taip, ne, laikas yra daug. Ir seni žmonės paprastai geriau priima dovanas, o vaikus reikia mokyti. O jeigu vaikas neturėjo tėvelių, kurie jį mokė tai daryti, tai tada labai sunku, geriau tada su psichologai šnekėti, kokiais nors kurie žino, kaip čia. Dar turime laiko vienam klausimėliui Viktorijos. Aš toliau noriu apie vaikus klausti. Man yra tekę matyti mano giminiai vaikai, kurie gauna dovanas ir jau juos atsibosta. Per daug apipilami vaikai dovanomis, kad dar viena dovana. Tai man buvo toks atvejis, kai aš dovanau savo pusseserei dovaną ir jai jau nebepatiko, nes jinai buvo mažesnė, kadangi aš pati pirkau, tai negalėjau super didelės nupirkti. Ir tada man kilo klausimas, ar nereikėtų šeimose ugdyti saikingumo, nedovanojant dovanas vaikams. Taip, nereikia sugadinti vaikų dovanomis.
dar žodžiu. Ir man atrodo, kad vaikas yra jautrus tam, kad jis suvokiate, kad tas dovanojimas yra bendravimo būdas. Ir tai yra svarbiau, kad tas tikslas, tas bendravimas, negu pats daiktas. Jeigu yra perdėtai visko duota, šitas kelias yra lygiai užkimštas. Jam reikia kitko. Pasukt galvą. Man atrodo, kad taip dažniausiai tinka tose šeimose, kur vaikui nedovanoja tai, kas yra esminis dalykas – laiko. Vaikas turi turėti vieną dalyką apsčiai, man labai patinka tas žodis, kurį mes vartojame praktiškai tik šventose tekstuose, apsčiai savo tėvų laiko. Visada, visais atvejais, ką tėvai bedarytų, vaikui laiko turi būti. Jeigu bus laiko, labai dažnai tos dovanų manija, ta tokia daug dovanų, ne pats dovanų kiekis. Iš tikrųjų, mano nukas, pavyzdžiui, jis turi 7 prosenelius, visus 4 senelius ir tėvus. Ir jis yra vienintelis daugumai. Tam tiesiog taip susiklopta. Jis turi kalnus iš tikrųjų daiktų dovanų, ten tetulyčių visokių pasituri. Bet aš matau, kiek mano vaikai skiriam laiko, kiek su juo yra dirbama ir jis yra adekvačiai reaguojantis. Aš, ta prasme, iškart labai pulčiau ant savo vaikų, jeigu jie blogai elgtis. Manau, kad nereikia bijoti daug dovanų, reikia bijoti, kad tarp dovanų, kad kažkokios kitas santykių nėra laiko. Vaikų iš tikrųjų, kas nors iš jūsų turit vaikų? Aš jūs aš pažiūrėjau, nebekeliu, nes nebeturiu vaikų, tai mes tiesą turime. Tai iš tikrųjų, žinokit, su tais vaikais yra taip, jie labai nervus sugadina, jiems baisiai daug laiko. Bet jeigu jūs atiduosite savo laiką ir vaikai labai jaučia, jūs atiduodat nuoširdžiai, ar tik, kad, aš tau čia knygutę paskaitysiu, tai jūs neturėsite su daiktais problemų. Daiktai jie visi. Aš nežinau, čia. Ir man atrodo, kad yra ir ta bendra taisyklė, kad jeigu minimalios žmogaus reikmės nėra patenkintos, tada žmogus negali imti dovanų. Jis atmeta, kad žmogus supras, kad jam reikia, pavyzdžiui, nežinau, apkabinimų, jam reikia gero žodžio, pagaliau. Ir atmesdamas jis išreiškia, ne to man reikia gyvybiškai kitko. Ypač vaikai tai jaučia, bet ypač. Suaugę moka imituoti, ar netgi suaugęs dar moka įsikalbėti, kad čia aš labai viską gavau, ko man reikia, taip? Vaikai nemoka. Ir kai jie mėto, kai jie pikti, kai jie mėto daiktus, reiškia, jie negavo esminę dalyką. Aš iš tikrųjų, irgi tokios liūdnos patirties turiu, čia visai paskutinė, bet kad vajustų. Aš labai tokių turtingų vaikų mokyklų, ten pas Rubergą, Antakalnį netoli jūsų tokia mokykla yra labai tokia... Prancūzų? Ne, prancūzų. Ne, prancūzų mokykla normalu, ten mano nukas, varytų prancūzus ramygiai. Ne, ten yra dalykai. Liubertinas mokykla ten yra. Žodžiu, tenai tokie keistoki vaikai. Tėveliai turi žiauriai daug pinigų ir žiauriai mažai laiko. Ir aš, kai nuėjau mokyti, aš po jėzuitų nesupratau, o tos mergaitės mane čiupinėja. 16-17 metų ir toks visą laiką, negaliu čia, aišku, čiupinėti dabar kunigo, bet toks visą laiką suprantat, aš kalbu, kas yra? Ir tas man, o aš žmogus, kuris mėgsta distanciją, nuo savęs, tai aš supratau, jos tiesiog, pamatė žmogų, kuris šneka su jom ir kuris yra, laiko joms turi. Tai įsivaizduoja 16-17 metų svetimą žmogų, tai kiek namuose yra tuštumos, užpildytos daiktais, nes ten yra turtinga mokykla, ten vaikai, tėvai moka baisius pinigus už tą mokslą ir viskas, ir tikrai dovanų turi turbūt jie, ir namus turbūt turi didžiai. Tai iš tiesų, žodis apkabinimas, tai yra didžiausia dovana. O už ką jau atsiškau, pasidarė, aš norėjau čia susirinkusiu jaunų žmonių vardu padėkot, kad jūs padovanojat valandą savo laiką. Mums dabar liko 8 dienos, 8
advento dienos dar išrinkti dovanas ir džiaugsmingai bei ramiai pasiruošti kalėdom, o tada 8 dienas mes švęsim kalėdas. Tai paskutinis klausimas mano, kurį aš noriu paklausti, yra apie 8 dienų kalėdų šventimą. Mes apsikeisim dovanom pirmą dieną, galbūt kažkam antrą, trečią dieną, nueisim į mišias pirmą dieną, bet kalėdos švenčiamos 8 dienas. Toks yra įsakymas, aš kaip suprantu. Tai kaip švęsti, kaip jūs patys švenčiat kalėdas 8 dienas? 27 diena yra mūsų vienuolijos pagrindinių globėjų šventė. Taigi mes švenčiame, kviečiame draugus, švenčiame. Na, o šiaip? Aš tikrai niekada gyvenime nešvenčiu 8 dienas. Šiaip aš netgi kažkaip nustebau, kad reikia 8 dienas švęsti. Ne, aš nesiginčiu. Aš nesiginčiu. Ne, nu lietu taip. Nu, techniškai prisimenu, bet praktiškai niekada nesu šventus. Gal šiemet bus pirmieji metai. Pagalvojau, gal reikia kasdien mišias nueiti. Gražu turėtų būti. Nu, nežinau, man atrodo, kad... Šiaip aš tai kažkaip iš tikrųjų jaučiuosi amžinai švenčianti. Tai man kažkaip... Ačiū Aušrai ir ačiū Pranciškui. Ir tą progą mes turime mažytas dovanėlės jums. Kalėdos būtų. O, sunkias, žinau. Ačiū. Ir fotografą. Ir norėjau padėkoti taip pat prieš mum visiems išsiskirstant Vilniaus akademinėje sielovadai ir studentams ateitininkams, kurie padėjo suorganizuoti, ypatingai kunigui Povilui Narjauskui, kuris visą laiką mus planuoja ir įdės į internetą, ypatingai Aistei Geležiūtei, kuri įvairiais būdais padėjo, ypatingai Karolinai Sriuogaitytei, ypatingai Lukai Dalinytei, kurios kamera, ypatingai Emiliui, kuris padėjo sunešėti stalus, ir ypatingai žmonėms, kurie fotografavo, nežinau vardą, atsiprašau, Pabelė. Žodžiu, visi, kurie prisidėjote, pasiplokit patys.